Geografijos vadovėlis 6 klasiai sudarys 2 dalys. Viršelius jų matote, skaidrės kairėje pusėje. Vadovėlius lydės naujoviški pratybų sąsiuviniai, naujoviški tuo, kad jūs jau galėjote tai truputį pačiupinėti, tie, kurie pasiryžo praeitais metais lukterėti šiek tiek ir dirbti su 7 klasės pratybų sąsiuviniais, taip pat 9 klasės pratybų sąsiuviniais. Taigi leidykla Briedis, atsargiai sakau, turbūt yra vėlgi novatorė tuo, jog siūlo mokytojams ir mokiniams spalvotas arba gerokai spalvotesnės pratybas nei buvo anksčiau. Tai leidžia ir autoriams pateikti didesnės įvairovės užduočių, tai didina ir patį be abejonės patrauklumą ir mokinių motyvaciją. Taip pat vadovėlį 6 klasiai lydės mokytojo knyga. Atsižvelgiant į vadovėlio leidybos planus, gali būti taip, jog mokytojo knyga bus išleista 2 atskirom dalim. Viena iš jų bus skirta pirmąjį vadovėlio daliai ir antroji mokytojo knygos dalis antrai daliai. Taip daroma dėl leidybos išsidėstymo eiliškumo ir dėl to, jog mokytojams nereikėtų laukti antrosios vadovėlio dalies, nes tik turint galutinę vadovėlio antrąją dalį, tik tada galima būtų ruošti visą mokytojo knygą. Taigi kartoju, greičiausiai tikimybė labai didelė, kad mokytojo knygos pasirodys 2 atskirom dalimis. Žemė 6 ir Žemė 8 vadovėlių yra bendra struktūra, tai yra mūsų progimnazija. Mes turime, kaip visada, įvadą, kuris yra intriguojantis, keliantis klausimus, jau turbūt puikiai žinote, apie ką aš dabar kalbu, nes visą tai galėjote išsibandyti praktiškai dirbant su 7 ir 9 klasės vadovėliais. Ugdymo programą atitinkanti mokomoji medžiaga yra išdėstyta 2 tipų temose, tai yra pagrindinė tema, o taip pat plius tema. Žinau, kad kai kurie mokytojai labai susižavėjo plius temomis, kurios taip pat yra aktualios ir apie tą aš kalbėjau ir prieš metus laiko webinaro metu, pristatant ir 7 ir 9 klases. Plius tema būtent yra skirta sužadinimui, papildomam darbui, bet be abejonės, kad plius temos gali tiek masinti mokytojus, jog galima šiek tiek pabėgti nuo planavimo mokslo metų eigoje. Todėl labai prašau mokytojų su mokiniais atranką daryti kartu ir stengtis vis dėlto įgyvendinti visų pirma bendrosios ugdymo programos reikalavimus. Taip kad, turim irgi visi iš tos paskatos rinktis plius temas, turime irgi padaryti loginę seką, loginę apimtį, kuri tenkintų ir jūs, ir tuo pačiu mokinius. Geografija aktyviai, tai yra rubrika, kuri bus tęsiama ir 6 bei 8 klasių vadovėliuose. Ji turi netgi dar plius rubriką tuo atveju, jeigu mes dedame papildomas veiklas, nes mūsų ugdymo programoje yra numatytos kai kurios su tyrimais ir mokinių gebėjimų bei įgūdžių ugdymu susijusios veiklos, taigi jos talpinamos į geografiją aktyviai rubriką, o tos, kurios galbūt dar pasiūlo jums vieną ar kitą receptą, kaip sužadinti mokinių smalsumą, kaip paskatinti mokinius kažką veikti, tyrinėti aplinką ar imtis kažkokios aktyvios veiklos, tuomet ženklinamos ženkleliu plius. Be abejonės, kad savikontrolės A blokas kaip toks stiprus stipri mūsų leidyklos kryptis, mes į ją skiriame labai daug dėmesio, dėl kad tai yra ir kompetencijų ugdymas, tai yra ir mokinių smalsumo sužadinimas, taip pat jūsų portfelio dalis, jūs galite patikrinti mokinių žinias, įgūdžius, gebėjimus, orientavimusi, tam tikrus gebėjimus, taip pat ir netgi vertybinės nuostatas jų galim patikrinti, taip kad aš nebejoju, kad šitas atvartas žinomokų galių, savikontrolės blokas, jisai dirba ir jūs juo naudojatės. Ir be abejonės tai, kas priklauso kiekvienam vadovėliui, tai yra žodynėlis, rodiklė, tai yra visi pagalbiniai vadovėlio elementai. Mes visada su vadovėliu norim supažindinti ir mokinį. Tie mokiniai, kurie ateis į 6 klasę, kurie dabar baigė 5 klasę ir ateis į 6 klasę, jie nebus matę geografijos vadovėlių apskritai ir pateks į žemę aplinką pirmą kartą. Todėl labai svarbu šeštokus supažindinti su vadovėlio
sandarą su vadovėlio struktūrinėmis dalimis. Tai galima daryti įvairių būdų. Ir indukcinių, ir dedukcinių, tai jau priklauso nuo jūsų išmonės, nuo jūsų noro. Aš jau apie daug ką užsiminiau, bet čia yra ta vizualizacija, kuri patenka į 2 puslapių vieną atvertimą. Pirma vadovėlio daly mes turime 4 didesnius skyrius ir tokį trumpą prologą, kas yra geografija. Mes norim įvesti mokinį į patį mokomąjį dalyką. Taigi 4 skyriai mums gerai atpažįstami ir nuskaitomi, tai orientavimasis vietovėje, Žemės planeta, mūsų Lietuva, Lietuvos kraštovaizdžiai. Kaip matom, praktiškai daugiau negu pusė pirmosios dalies arba panašiai bus skirta tik Lietuvai. Tai iš tikrųjų naujas požiūris, to, ko anksčiau nebuvo mūsų mokyklinė geografija, kitaip sakant, to ir nereikalavo ankstesnė ugdymo programa. Dabar su pasikeitomis visomis ugdymo programomis labai stipriai yra stiprinamas Lietuvos geografijos pažinimas, plačiaja prasme, kaip gamtinis, taip ir socialinis bei ekonominis. Ir todėl jau pirmoje dalyje mes matysime čia temas, kurios yra susijusios su Lietuvos gyventojais, Lietuvos gamta, tam tikrais ypatumais. Neabejoju, kad čia rasite daug naujų, jums aišku, lengvai nuskaitomų, bet įdomių atradimų, kaip galima šeštokams pateikti ir kaip mes norėtume, kad jūs pateiktumėte jiems patrauklų, įdomų, pilietiškumo, kultūrinį ir kitokias kompetencijas ugdantį turinį. Konstruojant šio vadovėlio pirmos dalies turinį, mes aišku, kad rėmėmės bendraja ugdymo programa. Taip pat žiūrėjome ir į mūsų kaimynus, gerbiamus istorikus, jų ugdymo programą. Todėl čia rasite daug dalykų, kurie jums gerai pažįstami, bet tuo pačiu bus ir daug naujovių. Taupant laiką ir aš tikrai nedetalizuosiu labai turinio, bet jūs matote tas temas, kurios yra šiame turinyje ir jas galite nesunkiai nuskaityti. Pirmoji vadovėlio dalis sudarys truputį daugiau temų negu antroji vadovėlio dalis ir galima būtų planuoti, kad jūs su šito vadovėliu dirbsite tikrai vasarį, iki kitų metų vasario ir tik vasario mėnesį baigsite šį vadovėlį. Todėl antroji dalis bus truputį trumpesnė, joje mes turime orų skyrių, kuris taip pat bus naujoviškesnis, su daug įdomių naujų idėjų, taip pat ten bus žmonių ūkinės veiklos, taip pat bus miesto ir kaimo problematika. Taigi 6 klasėje turime tikrai irgi ambicingą programą ir jos realizavimą vadovėlyje. Gal kiek mažiau šiame vadovėlyje bus plius temų, nes ir taip pats turinys yra pakankamai platus. Bet kadangi tai yra startiniai metai ir nemažai kontekstų geografinių bus kartojami arba įgilinami vyresnėse klasėse, tai natūralu, kad nereikia stengtis persistengti, kaip sakant, iš 6 jau padaryti jaunuosius akademinius geografus, tikrai to nereikia. Mūsų tikslas yra 6 klasėje suteikti mokiniams smalsumą geografinį, paskatinti domėtis geografija ir čia mūsų yra pats pagrindinis, aš sakyčiau, uždavinys. Kiekvienas skyriaus atvartas pradedamas įžanga, probleminę, galbūt užkabinančią, galbūt kažką apibendrinančią, galbūt reflektuojančią mokinių jau turimas žinias ir patyrimus. Be abejonės akcentuojam dėmesį tai, kas yra ugdymo programoje numatyta, todėl šiame skyriuje mes visą laiką numatom tuos punktus, nurodome juos, apie ką mokiniai mokysis šitame skyriuje, kokias priemonės tam naudos, tai irgi labai yra svarbu, tai yra, kaip ten bebūtų, geografiniai žinių, informacijos šaltiniai. Kiekviena tema konstruojama panašių principų, kas jums jau labai gerai pažįstama. Jo esminiai elementai tai yra teksto skaidymas struktūrinis į tam tikrus blokelius, tai yra tam tikrų šaltinių buvimas vienoks ar kitoks, tai gali būti informacinio pobūdžio, tai gali būti analitinio pobūdžio, tai gali būti infografikų pavidalų įvairių šaltiniai ir taip toliau. Kas yra naujovė 6 klasės vadovėlyje ir tai bus galbūt tik tai apskritai tik 6 klasėje, tai yra mūsų herojai, kurie lydės mokinius daugelyje temų. Jie specialiai piešti, kiekvienas berniukas, kiekviena mergaitė yra piešti dailininkų, kiekvienam atvartui atskirai, tai yra judesys, ar poza tam tikra, stovėsena, ar veiksmas, taip kad tikrai čia mokiniai, manau,
pajaus, kad vadovėlis yra parengtas būtent jiems. Kai kuriuose temose, kaip ir šitoje, jūs matote tam tikrų elementų iš ankstesnės žemės ir tai yra natūralu, nes mes naudojame šiek tiek ir tai, kas buvo, kaip ir minėjau, ankstesniuose vadovėliuose gero patvirtinto, patikrinto ir atitinkanti šias naujausias programas. Pliuso tema, kaip pavyzdžiui, žemės rekordai, skatins mokinius atrasti, pasigilinti, pasidomėti. Galbūt tai gali būti namų darbas, galbūt tai gali būti puikus projektėlis, kurį mokytojas gali organizuoti trumpuoju laikotarpiu. Taip pat tai yra puikus prisilietimas prie geografinio vardyno dalykų, ką mes taip pat aktyviai skatinsime irgi šiame vadovėlyje, ypač kalbant apie Lietuvos geografiją. Štai, pavyzdžiui, savikontrolės blokas viename iš skyrių, 4 skyriuje po Lietuvos kraštovaizdžių, kur mes būtinai norime tai, kas atitinka sąvadą ir pasiūlymus geografiniam vardynui bendrosiose rekomendacijose prie bendrųjų ugdymo programų, visą tai arba tam tikri geografinio vardyno elementai patenka į savikontrolės šiuo atveju bloką, kur mokiniai turėtų vis dėlto žinoti tam tikras Lietuvos upes, tam tikras Lietuvos aukštumas, na, žodžiu, tam tikrus Lietuvos geografinio vardyno objektus. Taip, kad tas dalykas yra ne tai, kad nepamirštas, bet jis yra kaip tik stiprinamas, aktualinamas, jis įgauna labai aiškią formą, todėl labai prašau mokytojų irgi į tai atkreipti dėmesį. Ir vienas dalykas, kas yra labai svarbu, nepersistengti. Ne geografinių vietovardžių gausoje yra geografinių žinių esmė. Na, manau, kad visi puikiai suprantame. Taip pat skiriam dėmesį tyrimams, geografiją aktyviai veikloms, tai kas numatyta ugdymo programoje, štai kaip ir čia, stumus mūsų mokiniai matuos ir naudodamiesi linijiniu masteliu, skaitmeniniu masteliu, vingiuota linija, čia gal uždengta dešinio puslapio dalis, taip pat skatinsi mokinius daryti, brėžti kartos schemą, šiuo atveju Lietuvos pavyzdžių, bet lygiai taip pat agituojame sudaryti savo savivaldybės kartos schemą, kurioje pažymėti tam tikrus objektus. Tai čia, kaip sakant, jūs turite, mes jums siūlome daug įvairių idėjų, paskatinimų, paraginimų, suaktyvinti įvairias veiklas. Mokytojo knyga 6 ir 8 klasiai turės tą pačią struktūrą. Labai noriu pasidžiaugti, kad išgirdome mes kaip autoriai, autorių kolektyvas, tikrai nemažai atsiliepimų apie mokytojo knygas iš įvairių Lietuvos vietų. Jūs tikrai į jas atkreipėte dėmesį, turbūt, kad nemažai iš jūsų jas ir įsigijo. Mes turbūt, kad vieni iš nedaugelio, kurie išleido ne tik vadovėlius, pratybas, bet taip pat ir mokytojo knygas. Todėl mes tęsėme toliau mokytojo knygos leidybą. Be abejonės, kad labai daug yra vadovėlių šiuo metu eigoj, bus rengiamos pratybos, todėl labai prašau truputį kantrybės, mokytojo knygos jūs tikrai pasieks. Galbūt ne rugsėjo 1 dienai, bet tikrai rudenį jūs gausite naujasias mokytojo knygas ir galėsite jas įsigyti, kaip ir minėjau, greičiausiai palaipsniui, pirma dalis, po to antra dalis. Mokytojo knygos struktūra išlieka lygiai ta pati. Tie, kas vartė, kas turi rankose, puikiai žino, kas ten yra. Ten ir temos pavadinimas, uždaviniai, kompetencijos, žodžiu, visi tie dalykai, kurie yra surašyti šitoje skaidrės kairėje pusėje, kas yra labai svarbu ir tikrai pasiteisino, tai yra ilgalaikis planas, taip pat mokinių įvertinimo ir įsivertinimo būdų skyrius, tai yra mes pateikėme labai daug įvairiausių receptų, gatavų, kur galima idėją nusižiūrėti, o galbūt netgi kopiją pasidaryti ir greitai susikarpyti lapelius ir mokiniams išdalinti. Taip, kad dirbame ir nuolat galvojame apie tai, kad jums būtų kuo patogiau, kuo geriau dirbti, kad jūs kuo profesionaliau jaustumėte savo geografijos pamokose, nes pas jūs užklysta ir mokyklų vadovai, ir administracija, o kartais ir tie visi auditai. Mes visą tai puikiai suprantame. Taip, kad su šarvais, ietim, šalmais, viskuo apsirūpinęs geografijos mokytojas yra pavyzdys mokykloje. Taip, kad mokytojo knygos bus ir naujovė dar viena yra tai, kad dėkojam jums už pastabą, kad mes prie skaitmeninių išteklių pasiūlymo mokytojo knygose įdėsim QR kodą, kuris leis jums mikliai greitai nueiti tuo adresu, kuriuo mes jums siūlome ieškoti informacijos, kažką susižinoti arba pateikti jį mokiniams. Taip, kad naujose mokytojo knygose prie visų skaitmeninių išteklių
pasiūlymų bus ir nurodytas jums QR kodo simbolis,